Sveiki šitą, mėly draugai. Susitikome vėl savo mylimoji virtuvėj, kurią labai myliu. Vaikam pusryčių jau padariau, avižinę košę. Su kuo pamatysite netrukus. Net užstrigo žodis. Aš geriau vandenuko, taip pat bus šiandieną 3 berods naujame receptai. Tai sausainiai kakaviniai, obuolių pyragas su bruknėmis ir lęšių troškinės. Labai gardus, tikrai labai rekomenduoju išbandyti. Tai vat einu, dabar parodysiu, ką jie valgys pusryčiam ir kaip atrodys tie 2 nauji mano receptai. Tai žiūrime, ką galime skanaus pavalgyti. Kaip skanu. Tikrai labai skanu. Tai vat rodo. Palauk, dabar sakyk. Mūsų pusryčiai tokie. O ką čia mes valgysim? Pusryčiai. Taip, pusryčiai, ką mes valgysim? Kas čia yra? Košė. Kokia? Avižinių dėžių. O su kuo valgysim? Bananai. Kas dar? Riešutukai. Ir kas dar? Nežinau. Vyšnios. Taip, džiovintus. Reikia pabaigti vyšnios, nes dar yra džiovintų, tai reikia pabaigti. Tai vat valgysim su šaukštukais savo mylimais. Taip, riduką aš toj paduosiu. O štai yra 2 nauji receptai, vienas ir kitas. O kaip atrodys to atsargiai, tuoj parodysim ir gražiame fone. Mėly draugai, vėl susitikome mašinoje. Kur mes vaikai važiuojam? Kur važiuojam vaikai? Važiuojam į... Kur? Atspėkit. Neatspės, nes nežino. Nu, pabandyk. Į palauk. Kaip vadinasi? Nu, sakyk, Maliuk. Davai, kaip? Į Ikėją. Ikėjas. Jūs pažaisti virtuvėlę. Taip, galėsit pažaisti virtuvėlę. Trumpam, kol mama užsakys prekes, nes susigausiu niekučių reikia. O mūsų kamera nuvažiavo kažkada kitą pusę. Tai va, reikia visokiausių niekučių. Aš puodą nusipirksiu, nes mano puodas vienas jau viskas tam yra. Tai nusprendžiau pamatyti Ikėjos puodą, žiūrėsiu jo kokybė kokia yra. Tai va, Ikėjos puodą užsakysiu ir žiūrėsiu kokia kokybė, tikiuosi bus gera. Dar užsakysiu visokiausių niekučių. O kokie jie bus, pamatys, kai mes jau gausim siuntą, kurią nuvažiuosiu pasimsiu. Tai tiek, važiuojam, susitiksime, manau, Ikėjoje, jeigu galima bus filmuoti, nes nežinau, ar galima filmuoti, bet manau, gal leis. Ir nejudės. Daržovė ir vaisiai. Baig. Viskas, einame iš Ikėjos. Grįžome iš Ikėjos, eisime valgyti. Taip, desert. Bet užtukom mes į Maksimą, nusipirkom saulėgrąžų aliejaus, nes baigėsi. Tada dar balzamiko acto pabandyti vieną tokį ir nusipirkau šitokias alyvuogės išbandyti, nes sakė, kalamatos alyvuogės yra skanios. Truputį taip, nes yra acto. Tai va, sudėtis yra alyvuogės, vanduo, druska ir vynuogių actas. Yra skirtingų, ir be to jos su kauliukais. Yra skirtingų, mačiau, 3 rūšių, tokios pat. Bet yra kitos su pieno rūgštimu ar kažkas tokio. Tai džiaugiuosi, kad atradau be pieno produktų. Ir galėsim skanauti ant picos, ar išsilotas, ar sumuštinis, tiesiog paprastai, kad duotų truputį skonį. Tai va dabar rodysiu.
Taip, ant picos kokios, taip? Taip. Tai va dabar rodysiu, kaip atrodys mūsų Nam. desertas. Nes noriu savo vaikus, palauk ridukai, noriu palepinti vaikus desertų, kurį rodžiau jums pirmai. Tai va, žiūrime, ką mes valgysim. Mama fa. Taip, čia tetei bus, taip, ir mums vėliau. Tai va, rodau, koks mūsų desertas. Tai va, čia miliuko biuros lėkštutė bus, taip. Čia yra žiedžiuko, neškis. Taip, o čia bus mano lėkštutė paprastai, desertai, o pačioje bus receptukai. Nepamirškite pasižiūrėti būtinai pačioje, nes būna klausia žmonės, kur tie receptai, kodėl receptų nėra, o receptai yra apačioje po postu. Tarp kitko, šiandien labai buvo geras oras, truputį liūdna, kad neišėjom į kiemą, bet nuvažiavau į Ikea, užsakiau to, ko reikia būtiniausių dalykų, daug iš tikrųjų išleidau, bet ko tikrai reikia pirkau, susirašiau su sąraščiuku, nes mėgstu visada važiuoti parduotuvę su sąrašu to, ko reikia. Man patinka, žinokit, Ikeos produkcija, tikrai yra kokybiška, nežinau, nenusivyliau dar kol kas, kad man kažkas nepatiktų. Tai tiek, kai nuskanauti savo desertų, pavalgius, kai vaikus užmigdysiu, manau, papasakosiu apie knygą, kurią aš perskaičiau per vieną dieną, galėkim pavadinkim taip, nes ten nebuvo labai daug ko skaityti, bet buvo skaityti šiaip. Tai žodžiu, papasakosiu apie knygą, kurią ką tik perskaičiau, nes tikrai jinai yra įdomi, susijusi su vaikais. Skanaus jums ir skanaus mums. Kol vaikai miega, verdu troškinį ir pakalbėsiu apie tą knygą, kurią skaičiau. Knyga yra šita, viską išbandžiau. Čia yra apie ašarsinešius, pykčio protrūkius ir taip toliau. Būtent apie vaikų amžių nuo 1 iki 5 metų. Knyga iš tikrųjų yra tokia, kuri man priminė, ką vienu ar kitu atveju reikia daryti. Taip pat man priminė tokį faktą, kad vaikų smegenys nėra dar ant tiek išsivyščiusios kaip mūsų ir jie tikrai nesugalvoja tokių dalykų, kokių mes sugalvojam ir tiesiog juos reikia geriausiai nuraminti, kai būna jie pikti. Taip pat labai patiko, nes parodyta būtent su paveikslėliais ir visais aprašymais, kaip ką geriau daryti. Labai lengvai skaitosi, perskaičiau per vieną dieną, nors puslapį, kiek čia buvo, 170 maždaug puslapų, bet perskaičiau labai greitai. Nustebau, nes labai lengvai skaitėsi, labai norėjau ją perskaityti ir perskaičiau. Tarp kitko, gale buvo parašyta apie tai, kad man labai patiko mintis, neskubėdami mėgautis viena kiekvieno savo vaiko gyvenimo tarpsnio akimirką, laikas visada bėga per daug greitai. Visada tai yra vienas neatidėliotinas reikalas mylėti, o visa kita, tiesą sakant, ar iš tikrųjų jau yra reikšminga. Nes gale rodė, kad išvada yra tokia, kad greičiau pagimdyčiau, greičiau naktį jisai galėtų man eiti miegoti, greičiau galėtų pradėti vaikščioti, kai nešioklį, greičiau galėtų pradėti eiti į darželį, greičiau, kad būtų savarankiškas, kad greičiau išsikraustyti savo nuosavą namą ar butą, kad paskutiniai žodžiai yra parašyti tai, kad namai visiškai tušti, kaip greitai laikas prabėgo. Aš labai džiaugiuosi, kad auginu vaikus, 3 savo vaikus namuose. Ir visą dieną su jais būnu, faktas, ne visą dieną, bet vis tiek jie yra prie mane šalia ir kiekvieną akimirką iš esmės aš džiaugiuosi, kad jie yra su manimi, nes galiu juos kada noriu pabučiuoti, kada noriu apkabinti, kada noriu pažaisti, kada jie nori jiem dėmesio skirti ir panašiai. Iš tikrųjų labai be galo džiaugiuosi, kad mano gyvenimas yra toksai susidėjęs, kad aš juos galiu auginti prie savęs, nereikia vesti į darželį, nors dukrytė nuo kitais metais eis jau prieš mokyklinę klasę tikriausiai, tai žiūrėsim, kaip mums seksis, bet aš labai laiminga ir labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę auginti vaikus ir džiaugtis kiekvieną akimirką jų, nuo pradedant vaikščioti, dantukų išsikalimų, su dviračiu pirmą kartą įvažiavimą, pirmos valgių gaminimai ir beveik kiek daug yra džiaugsmų, kai vaikai yra laimingi ir tu esi laimingas.
tikrai rekomenduoju tą knygą perskaityti. Kano vaikai yra pikti, irzlus, ar tiesiog su jais nesusikalba. Nes tai yra labai lengvai skaitoma knyga ir nuoširdžiai rekomenduoju paskaityti, nes tikrai labai paprasta ir aiškiai, išsamei paaiškinti. Tai tiek tam kartą einu daryti troškinį, nes dabar, kol vaikai miega, darau dar troškinį ir kaip jis atrodysiu, jums parodysiu taip pat, nes tai bus mūsų vakarė. Tai tiek, einu dabar dirbti prie kompiuterio, nes turiu dar darbų netliktų. Į vieną žurnalą reikia patikrinti, ar visas maketas yra geras, nes jau kitą mėnesį pasirodys. Tai tiek, susitiksime vėliau. Vėlyvas vakaras, nelabai vėlyvas, gal kokia, atrodo 5, gal pusė 6, išėjom su vaikais į kiemą, nes be proto geras oras, visiškai nešalta, labai, žinokit, smagu, vaikai žaidžia jau, gal sutiksim dar ir Nerijų kieme, nes sakė, jau važiuoju iš ofiso, tai turėtume kažkur susitikti, kur konkrečiai nežinau, bet tikrai kažkur mes jį sutiksim. Tai žiūrėkit, vaikai. Miliukas kaip visada pasisiūlė patempti broliuką, nes jai labai patinka tempti brolį, tai žiūrėkit, kaip gražiai atrodo man, negaliu atsižiūrėti visada. Tarp kito, mūsų Miliukui liūdna, nes pirmam aukšte, kur buvo kaimynė, man atrodo apie 90 kokius 8 metus, žodžiu, apie 100 metų amžiaus, visada būdavo išlisdavo, paklausdavo, kaip laikotės, kur einat, o dabar ją išvežė pas anūkus ir Miliukas liūdė, kad nebeišeina kaimynę pasisveikinti, paklausti, kur važiuojam, nes iš tikrųjų jaučiasi toks trūkumas, kad nebėra kaimynės, nors jinai išvažiavo tik pas anūkus gyventi, bet tame bute dabar atsikraustė nauji kaimynai, tai taip jaučiasi toks, kažko trūksta. Nes daug metų gyvenom, kiek čia dabar tame bute gyvenom, maždaug apie 10 metų, 10 metų, tai žinokit, prie tų kaimynų pripranti, atrodo, jie faini, viską, žinai kaip kas, ir dabar tiesiog nėra, tai Miliukui liūdna šiandien ir sako, būdavo močiutė išlįsdavo, pasisveikindavo su manim, bet nieko, ateis nauji kaimynai, tikiuosi bus draugiški ir gerai sugyvens. Tai einam žiūrėti, ką vaikai veikia, o gal ir Nerijus sutiksim kažkur, tikrai nežinau dar. Miliukas bandas miega ir limpa, bet čia išlikau, bet nelimpa. Kitą dieną gali, įsidėjo vaikai ir morkas, mažas morkytės, tokias fainas turiu daug, bet nieko nelimpa, nieko, kažkaip. Bet ne. Miliuks, tamsi broliuką dar. Gali dėti ir limpa. Nelimpa, Miliukai. Čia skaitosi nelimpa, tu pasiemi tiesiog guzulą sniego ir viskas. Einam. Čia tai ne guzulas, čia. Paduok ridukui ir gali traukti riduką. Jaukus, o tai mums. Žiūrėk. Gau, Miliukai. Va, kaip tempia gražiai toli. Temk. Aš tavęs net nepavijau. Va, beveik pavijau. Tem, greitai. Vos išėjus į kiemą, Danukas užmigo, kaip fainai yra, kai nėra labai šalta ir tu gali išeiti į kiemą ir kad Danukas pakaituką savo pamiegotų, nes jis miega ryte, atsikėlęs būna prieš pietų metą, tada pietų metas ir tada galiausiai būna vakare miegas arba ne, bet jis tada būna irzlus ir toks chaosas namie, tai geriau, kai jisai pamiega. Tai labai geras oras, verta buvo išeiti, žinokit, į kiemą. O mano vaikai nuo manęs pabėgo į kitą pusę, žiūrėkit. Matot? Toli nuo manęs, bet jie atvažiuoja pas mane. O, tai gerai. Vadinasi, ateis iki manęs. Ieškome Nerijaus, bet dar Nerijaus nematau.
Matai, kokį nešulėlį užsidirbo. O to. Labas ir tu. Laiko sniego Daug bačkiai ir man. O šit. Nieko. Nu, eik su savo tom kameru. Eik. Nu, eik, nufilmuot aš. Eik, tu nepristojus čia dabar žvairyki. Nufilmuot. Nenoriu. Jis miega. Jūs tokį gražus noriu veidų matyti. Jis iš viso. Negražiai, aš irgi sakau. Jau papasakok, vyrelį, kaip sekėsi dirbti. Tai dabar man čia viską išklotė, ne? Nu, truputuką. Tai tada iškart VMU užtagink. VMI, gal. Nu, VMI, nu, sakau, nu. Kaip sekėsi dirbti? Gerai, užtaginsi, gerai. Gerai. Mažą šuniuką pamatėme. Gražu. Nu, nešaltai. Eik, tu karštą. Fainas oras. Grįšim namo, valgysim troškinuką. Labai skanu, žinok, aš jau kabliavau. Žinai? Nu, papasako, kaip sekėsi? Ar daug klientų buvo atėję? Daug kompiuterių sutvarkėjai? Mažai. O kiek kompiuterių sutvarkėjai? Užtektinai. Užtektinai? Visi biški pavarkom, ane? Aš ten daug gražų šakną ir gražų rutėliuką. Žinot, koks yra pliusas? Ne. Auč. Nu, tu kaip. Pliusas yra tame, kad Nerijus važiuoja pas klientus į ofisus, į namus. Labai patogu, žinokite. Nereikia jam atnešti būtinai kompiuterį. Gali ir atvykti, bet reikia susitarti iš anksto. Ane? Nu, iškart. Ką iškart? Iškart susimokėjat, netvarkius jau gal reikės. Už gražiai sakys. Gražina. Tu žinokit, nu negąsdink, paskui žmonės neįš pas tave. Tai va, žodžiu, tai kaip sekėsi dirbti? Gerai? O skaniai valgiai šiandieną? Jo, dar ir liko. Kas liko? Duona. Kepta duona. Sausainiai. Ir sausainių dar liko? Sausainiai. O kokie saldus tie sausainiai? Geras, nieko nejaučiu, kad saldum. Tai man atrodo, tau sloga dar gal yra. Nu, labą dieną. Nu, ką žinai, kas man grįžta? Ai, bet tai ten man tai buvo... Miliukas, žinok, net nesuvalgė. Suvalgė 2 sausainius tik tai. Ir Eiri, viskas, sako, kai aš tu apsilau. judėk, sušalsi. Tai va, gerai, eina vaikai žaisti. Dar pabūsim mes kieme ir tada eisim namo. Tiek iš kiemo. Visas jo YouTube'as iš... Ne, tik dabar pamatys. Nu, stumk. Va, žiūrėkit, sugalvoju vyrelis pastumti savo kūdikį. O koks laimingas, žinokit. Oi, biškis lidoka. Tėtė bum, tridukas sakė. Netyčia tikriausiai. Ai, va, kamišat. Atsargiai. Žiūrėkit, driftą važinėja. Ne, tai būna pastuma. Kažkaip dabar užstrigo gal rogas. Šiaip tai pastuma, žinok. Pastuma. Ir žinok, dar vikriai ridukas pastumamas, tai? Riduk, net į pusnis važiuo. Ne į pusnis važiuo, ko čia? Ta keliu, kur mes einam, va čia. Grįžom namo, kieme visiškai nesušalom, labai geras oras, tikrai labai džiaugiuosi, kad viskas su vaikais išėjau kiemą, sutikom Nerijų ir grįžom kartu namo. Tai vat, atėjo vakarienės metas, jau dabar eisim vakarieniauti, jau pagaminta mano troškinį, kurį matėte biškį anksčiau. Valgysim su ryžiais, paprastai, ryžiai, kadangi jau atvėso, tai nieko tokio, užpilsim kažką troškinio ir bus pats tas. Rytukui sakiau, saldžią bulvę sutrinsiu, kad kaip pas mano mama valgė ir jisai tada suvalgė 2 dubenėlius, tai irgi dabar manau pavalgys, nes nebus bulvės saldžios, nes jis kažkaip nelabai mėgsta bulvę, nes jau būdavo biškai kietesnė, dabar paverdu, kad jinai būtų minkštesnė ir tada noriai valgo. Rodau, kaip atrodo. Taip, parodysiu, kaip atrodys iš puodo ir dubenėlio ar kažkas tokio, bet jau šiaip matėt, nu bet tiek to, parodysiu ir vėl.
Va, parašiau dubenėlius visiems, šaukštus, čia ryžiai tiek užsakiau šalti. Čia mūsų troškinukas pašildžiau jau. Labai skanus, labai paprastai pagaminamas. Receptas bus apačioje, nepamirškite komentuoti, prenumeruoti ir mus palaikyti, užduoti klausimus jums dominčius, ką norite sužinoti, ką norėtumėt pamatyti ir panašiai. Tai tiek tam kartu susitiksime kitą dieną. Iki!